5 metrai. Sibėgėja Kudzinas, pataiko į gyvatvorę, dar vienas smūgis. Karšta baudos aikštelėje, čia nepataiko į kamuolį vienas iš B1 gynėjų, bet atsimuša šeimininkai. Gražinamas kamuolys aukštą trajektoriją į baudos aikštelę, o antrajame aukšte čia šansų neturi BFA. Tai bus vienas iš komandos lyderių, kaip beje buvo ir pernai. Osipovičius skanuoja baudos aikštelę, ieško adresato ir kabins kamuolį 11 metrų baudinio link ir įvartis. Muša savo įvartį Vilniaus BFA ekipa. Puikiai išpildyta standartinė situacija, tikrai išskirtiniai. Na beje ir B1 yra nekartą tapę Baltijos jaunimo lygos prizininkais, yra tapę ir čempionais. Na ir taip pat ir lygina rezultatą B1. Jaunimo lygos prizininkais yra tapę ir čempionais. Na ir taip pat ir lygina rezultatą B1. B1 komandai, nes grėsė iškritimas į antrąją lygą, ko B1 tikrai neplanavo. Na ir tas spurtas paskutinėse 7 rungtynėse iškovotos net 5 pergalės. Ir vienos. Serhejus Čižikas iš Bulgarijos antrosios lygos persikėlė į Kauną. Jaunas gynėjas. 18-metis centro gynėjas, bet tikrai iš pažiūros, na, nepasakysi, kad jam 18 metų, labai tvirtai sudėtas vyrukas, ko iš esmės ir reikia. Šis patyręs puolėjas, aišku, jo patirtis bus labai naudinga jaunesniems komandos draugams, nes tikrai daug lietuvių, kurie vyrų futbole neturi labai gilios patirties ir puiko žaidimas. Kruopščiai ruošiasi standartiniai situacijai šeimininkai. Įžaidžia kampinį B1 futbolininkai. Čia smūgis, Dedūros bandymas. Tioikas ir apsigina BFA. BFA pereina į pozicinę ataką centro stadione. BFA vyks į Vilniaus rajoną pas Transinvest dublerius. Ateinantį savaitgalį, bet prieš tai, kaip minėjau, savaitės viduryje sužais su Šiaulių dubleriais. Po audringos antrojo kėlinio pradžios šiek tiek nurimo komandos. Perima kamuolį šeimininkai. Karimas su fone. Rakauskas ir pražanga. Dabar žiūrėsime, kokių sankcijų imsis arbitras. Rakauskas buvo paguldytas, čia geltona kortelė pačiam Rakauskui. Dar ir panašu, kad buvo įspėtas ir Karimas Ufane už frazę teisėjui. Liktai 2 sykius Irmantas Kaprašovas kėlė geltoną kortelę. Na, sutraktavo šį epizodą kaip vaidybą arbitras. Čižikas siunčia ilgą perdavimą Maiklui Tioikai.
kortelę. Kliudė ranka varžovo veidą. Aukštai šokęs Michaelas Tuikas ten oro dvikovoje įvažiavo varžovų į veidą. Atsiprašo Brazilas. Nebuvo tas smūgis stiprus, bet daug ir nereikia. Abu žaidėjai buvo pašokę, taip kad krito kaip pakirstas Vilnietis. Aidas Šidlauskas nukentėjo. Nieko rimto Aidui Šidlauskui nenutiko. Vienu metu atrodė, kad galėjo ir lūžti nosis Aidui Šidlauskui susidūrime su Michaelu Tuiku, bet nieko. Viskas tvarkoje, žaidybinis epizodas ir Aidas Šidlauskas taip pat tęsia rungtynes. Autorius 32 minutę po standartinės situacijos ir Artiomo Osipovičiaus puikaus perdavimo jis pasižymėjo. 10 numeris Artiomas Osipovičius, čia kampinis prie Vilniečių vartų. Vitoras Tardelli prie kamulio, kairiakojis Brazilas. Pasižiūrėsime, ką jis sumastys. 18 numerį pažymėtais marškinėliais vilkėjo Adamas Kukas, jis užleido vietą Vadimui Karlašui, 26-ajam. Čia perdavimas į vartininko aikštelę! 18 numerį pažymėtais marškinėliais vilkėjo Adamas Kukas, jis užleido vietą Vadimui Karlašui, 26-ajam. Čia perdavimas į vartininko aikštelę! Egzaminuoti buvusius vienus iš lygos outsiderių. Futbolo akademijos Šiauliai dublerius. Pernai šiauliečiai vos neiškrito iš pirmosios lygos. Pabaigoje išsigelbėjo nuo kritimo į antrąją lygą. Čia smūgis ir pražanga puolančiosios komandos. Žiūrėsime, kaip seksis alytiškiams. Daug pretendentų, o vieta vos viena. Na, nebent laimėtų ir pereinamąsias rungtynes, tuomet, aišku, tų kelialapių būtų 2. Taip pat rytoj ir Panevėžio Ekranas pradeda savo sezoną, priims Plungės Babrungą, dar vieną iš realių pretendentų į lygos medalius. Rakausko reidas, perdavimas, smūgis! Ir 3-1.